kaip tave dabar apvažiuot? Ten iš priekio mašinų nėra. Nu, su tavim tai nesifotinsi. Važiuok, važiuok. Eigi. Važiuok, važiuok, ir paskui mane, eigi. Nu. Prieka nėra. Labą dieną, gerą dieną. Birželio 15 diena, sekmadienis. Varom su draugu. Labas, Egi. Labą. Varom su draugu į Rumuniją. Tai draugs biški didesnis, tai galės nuo meškų ginti. Tai vienu žodžiu, sustojom biški perkast, va turim taip ūkiškai. Dešrikės, donikę, čia tojais ribos. Čia degaliniai, čia tik tai pravažiavus pro Lazdijus į Lenkiją. Vienu žodžiu, Lenkija, tai čia ką žinau, nieko neįdomu, čia man atrodo, čia varom pro Balstogę, čia kampais, žodžiu, ir iki Rumuniją, o rytoj gal tada jau bus, ką nors gal iškelia, kalnuotas vietovės prasidėti turėtų, tai nežinau, gal išinstas, gal bus gražus vaizdai, o ką žinau, Lenkijoje mėguosim kažkur. Nepramušim, ne visų Lenkų šiandien? Pramušim? Galėtumėm, bet... Nu, žodžiu, varom ne taip, kas sportuot, bet va, pasimėgaut, to pačiu kokį videką, gal kokį gražų išeis kadrą pagauti, tai taip ir bus. A ne? Taip. Liuks. Vienu žodžiu, tai turbūt, kad Lenkiją skipinam ir susitiksim gal tada jau kitoj šaly. O gal vis dėlto dabiškai neskipinam Lenkijas, parodysiu, kaip mes apsistojom mocijai ten apačioj po vijokliais pastatyti. Čia tokį kambariuką. 20 eurų, kiek? 24 eurų, 22 eurų dabar galvoju. Už visą kambarį abiem. O ką? Papigiai, kai kempigiai. Galim sakyti. O. Dušinskas, kur čia šviesa? Dušinskas. Ko reikia? Nieko. Tai į Liubliną važiavom pasieniu, Bulbašino pasieniu čia, paskui Ukrainos pasieniu beveik jo. Žodžiu, smagus keliukai tokie, žodžiu, per miškus, per visur, bet fainai. O rytoj reikia kirsti Slovakiją, Vengriją, miegoti, kur mes ten varėm? Ai, Rumunijai. Nu, palapiniai rytoj reikės. Šiandien sakėm adaptacinę dieną, tai biškai dušą, nes karšta, 24, paskui jau nusirengiu striukę tą tekstilinę, nes blemba jau neini išbūti, aš vėją negaunu iš priekio, tai žodžiu. Nu tai ką? Labanakt, tai susitinkam, kaip Samoška sako, už 3 sekundžių. Tai ne labas rytas, o jau labą dieną, tai minėm ir atminėm į pirmą lankytiną vietą. Tai yra čia du tankai pastatyti po tankų mūšę, žodžiu, per antrą pasaulinį karą. Čia buvo tokie tankų mūšis, gan svarbus, vienas ir svarbiausių. Ir žodžiu, paskui nuo to laika čia ir mirties slėnis pavadins buvo ta vieta. Pastatyti 50 metais. Tokią lankytiną vietą palankysim. Varysim dabar, kirsim kampuką Slovakijos, Vengrijos ir šiandien norime miegoti Rumunijoje.
Rumunijoje ne tai, kad ten porą kelių, 2-3 gal tos smagius keliukus reikia pravažiuoti, bet ir kelias lankytinas vietas dar pasižymėjat, apsuksim, pažiūrėsim, kaip seksis. Tai minam toliau. Lenkijoje dar įdėsiu, dabar Lenkijoje sustojom parduotuvėje, ten kas tariuką matėt, tai matėt, toks atvažiavas mašinikė, žodžiu, prikolinas pasidaręs. Žodžiu, pažiūrėkit. Stapteliom ledų, karš labai 27 šilumos. Atvažiavo žmogus į parduotuvę su mašinikė. Gerai atrodo, ne? Pipkė. Eina savo. Jau prasideda kalnai, jau smagiau, šiek tiek smagiau, tai gal daugiau namuose iš kamerikės įdėsiu, kaip ten ką. Jaučiu bus įdomu. Tai spėkit, ar... Kas? Neįsėgia man dar, sakiau, vadai, kad... Spėkit, ar pasiekėm Rumuniją. Ogi ne, būtumėm pasiekę, iš tikrųjų, ten tų kilų 130 galika, bet virš 2 valandų kelią, čia kai važiuoji per kalniukus, per kaimukus, tai kaip Norvegijai reikia skaičiuoti kelią ne kilometrais, o valandom. Tai ką ten naktį, žodžiu, paskui nuvarysim, tai miegam Vengrijoje, radom šitokį kempingiuką. Va, po riešutų palapinikės. Visai bus gerai, jeigu lietaus negausim. Šonų tai ten tokia liūtis pranešė. Praeint šonų, pažiūrėjom, tai 9 kažkiek milimetrų kritulių. Tai. Kaži, kaip aš čia būsiu su... O Jezu, visą dieną su... Bet nėra tragiškai. Tai va, vienu žodžiu, jau rytoj pasieksim kelionės tikslą Rumuniją. Ir tenais tada... Irgi važinėsim, bet vieną kitą lankytiną objektą. Gal kur draniuką pakelsiu. Tai gal ir gražesnių vaizdų bus. O sakau, Lenkijas, tai ką čia dėsi? Čia 100 kartų visi važiavę. Tai nelabai įdomu gal. Taigi va, mano apartamentai. Dar čia atsinešiu, kažką pasidėsiu daiktų. Po riešutų. Yra riešutų. Gal neužkris? Neužmuš. Labana. Kas? Sakau, tiek ilgesnį laiką čia būsim. Nu tai būsim čia, jo, kelias dienas, tai reikėtų pasikeisti pinigų. 5 eurai. Pinigų. Po kiek čia keičia, nežinau. 5 eurai. Hello? Thank you. Dabar kiek davė? Palauk, pažiūrėt. 4,80. O, kokį lėrė, matai? Gerai, paskui pasižiūrėsim. Lempa, bet koks, žinok, koks popierius. 1, 2, 3, 4, 8. Tai dabar jums 1, nepamiršk, 2 ir kemą, ne? Kemą. Tai imk viską suduoti, ne? Taip, jo. Vaiktų savo. Bet koks popierius, ne? Dar reikėjo, girdi, galėjom Vengrijai pasikeisti. Bet gal grįšim pro Vengriją. Ai, bendrai ką tas grįšim, tai kur ten jūs dėsi paskui. Tranzitų, kai marai, neapsimoka. Tranzitų jo, tranzitų neapsimok, bet aš niekada nesu keitęs. Lietuvis? Aš niekada nesu keitęs Vengrijoje, man atrodo, ten tų jų pinigų. Žinai, kortelę brauki ir...
atvykom į pirmą lankytiną objektą Rumunijai, į moterų vienuolyną. Kaip jis vadinas? Holi kažkaip, ne? Tuoj pasakysiu. Monastarį Holy Trinity. Nu, einam pažiūrėsim. Čia gal galima įeiti. Galima gal čia. Galima. Gal nebars. Opa. Gražu. Suvenyrą galima čia ateiti. Labai gražiai. Čia varpai. Bet gal nevarpensim čia mes. Ne, kaip sakant, nesavivaliausim čia atvykę. Kiek čia yra 4, jie gal turėtų, aišku, skirtingai skambėt. O krėslai, kokie padaryti, gražus. O kam čia grotelės? Čia išdeginta. Nusirėmė tą, ėjome vidų. Susišiaušęs biškai. O ten, ten gal neįs, ten turbūt jos gyvena. Vienuolės. Įdomu, kelintą valandą būna tos pamaldos. Tai skaičiau, kad ten kažkaip gražiai gal. Gražu, sutvarkyta. Ir nemokamai. Lankyt galima. Ką pasivaikščiojom, pasižiūrėjom. Ir važiuojam toliau. Mes neprabangiai. Tai ten tas vienuolynas, čia nusileidom, yra tokia aikštelė, oi, pietukai. Hei, skanu, gerai, mėsytė. Sivirs medis šitos ribitės, o, pomidoriuką biškį sutryniau, bet nieka, bus gerai. Lidlas, visur Lidlas, o. Bet čia jau jos atvažiavo iš Vengrijos. Yra čia pora restoranėlių viršui. Paskaičiau Google Maps atsiliepimus, tai
Ne, geriau nevažiuoti. Lankom linksmasias kapinaitės. Čia yra palaidoti žmonės ir žodžiu tie visi antkapiai padaryti rankų darbo ir yra aprašymai, nu kažkas linksmai ten iš jų gyvenimo ir žodžiu nepyksta niekas žmonės ir dabar jau čia yra tapę muziejum po atvirų dangum, lankytina vieta, 10 liejų bilietas, tai 2 eurai. Bažnytėlė kokią, eina parodysiu kaip ten. Tai va, o, labas! O, lietuviai renkas. Viens važiuoji? Vienas. Labas. Sveiki. Iš kur būsi? Vilnius. Vilnius, mes iš Raseinių. Iš Raseinių. Da. Kaip jūs važiavot? Gerai, porą dienų į Rumuniją. Aha. Metėm lauko autostradas paprastais keliukais, žodžiu, per kaimus. Aha, per visus. Nu, ta prasme, iš Lietuvos. Iš vis metėm lauk mokamus kelius ir automagistralės. Ir štai lenkus prašokau, vengrus tranzitų grinai. Aha. Tai pirma nakvynė buvo Slovakuose. O šiandien važiavau per pietus. Nu ir man nakvynioju. Aha. Ne, mes sakau, tai pasivėžindami ir... Na, aš Lenkiją kai važinėjau, tai man dabar jau kaip norėjau jau daugiau vietų laiko Rumunijos skristi. Na. Kad jau čia, žinai, per visus tos tokius, kaip pasakyti, gal kažkur piemukai, gal kažkur į kalną įvažiuot, gal kokį nors nebaisų. Tai va, lietuviai. Einam parodysiu bažnyčią gražinę. Raša Googlas, čia tokių medinių pastatų kompleksas, žodžiu, visai gražu, bet Sapanta Peri, Arkangelo Mykolo bažnyčia Sapanta Peri, taip Googlas lyg raša, yra aukščiausia medinė bažnyčia pasaulyje, 75 metrai lyg tai aukštis. Nu, aukšta, bet užrakinta, į vidų neįėjom, taip tik tai paveizėjom, nu ką, minam toliau.
įmonėj, tai Barsana taip turbūt ar. Bet čia turbūt negali be vidų eit. Čia jie gal ten gyvena. Taip tik pasivaikščiot po teritoriją. Gražu. Tai dokumentuose minima nuo 14 amžiaus. Barsanos vienuolynas, čia bažnyčia. Buvo žinoma kaip aukščiausia Europoje medinė bažnyčia ir paskui ta, kur buvom, aplenkė. Tai taip išeint, kad ana gal pastatė biškį vėliau. Labas rytelis. Va, kokiam miegojom viešbutuke. Čia prie Stramtura miestelį. Ne miestelis, kaimsta. Labai šiltai sutika, čia žodžiu fainai, labai tokie malonus. Maloni savininkė, tai čia žodžiu sakom pusryčius. Ai, sakom, valgysim čia pusryčius. Tai po 7 eurus, kai atnešė, ten neįmanoma suvalgyti. Įmanoma, bet... Pusryčiai po 2 kiaušinukus. Ir čia va visokių dar gerybių. Čia neįmanoma jau šitiek suvalgyti. Fainai, iš tikrųjų, tokia ant kalvikės, tokių šiandien. Ten tokia klėtis, ten sudžiauta patalinė. Žodžiu, lygin viską. Švaru, tvarkingai, kambariuks. Normalus kambariuks su balkoniuku. Viską. Dabar varom vieną perėją. Kaip ta perėja vadinas dabar, ta pirmoji? Kalnų perėja. O ką čia dar norėjau pasakyti? Kaip? Prislopo. Nu, vienu žodžiu. Tai tik įvažiavom į Rumuniją, žodžiu, važiuojam per kaimą. Tai kai namukai. Pasižiūrėkit, įdėsiu ten videką. A jų ten po 30 gyventam name, neįsivaizduoju, tokie dydžiai, ten visi praktiškai, ne visi, nu, didžioji dauguma tokias išstatytas pilis. Turpinigas žmonės. A negi? Tai vakar nuvažiavom, užvakar tiksliau. Tai šiandien, kas šiandien trečiadienis jaučia, ne? Tai pirmadienį nuvarėm 430 km. Vakar visai nedaug, vakar 283. Per kalnus, per kaimus, tai nepagazuosi. O šiandien reik nuvaryt, jeigu tai pagal planą, tai daug. Bet irgi neaišku, kaip čia seksis. Nu, matysim. Bet va šitą aš neįsiu potkytis, nes jinai, aišku, gins jaunikščių. Eik tu sau! Eik tu sau!
Смотрите. Фу. Графа Дракула. Такая узкая, очень узкая. Или протиснулся, можно бабушка потихо поднимается. Labai siaurai lipto. И я Kur užlipsim, tai тоже ne. чуть-чуть уже запыхался по такой лестнице подниматься. Очень узкая, да. Na, ten kažką. И потолки не очень низкие. Сейчас Irgi если- daro. Можно Так. бабушку нагнать. O. Opa. Saugot galvą, nu saugom. O, čia tokia laiptinė ir... Saliūnas. Egi. Saliūnas. Kas čia dar nori? O, terasikė. Kiemelis. Kiemelis. Nu kaip namai tokia, ne, gal nieko visai, ne? Einam dar virš pažiūrėsim iš gerą. Ten užrakinti. Ką jie tokie mažiukai buvo, čia visą reikia pasilenkus vaikščioti. Čia aš jau žems. Tau va, jie yra išimta, matai specialiai, langiukai. Išimta, kad tilptum. Ezu, čia metras pėmų, nu tilptų metras pėmų. Это ожерелье было в фильме «Дракула». Ожерелье. Вот это съемки, мама, вот это. Aplankėm Drakulos pilį ir išėję dabar, sakom, reiktų kažką paragauti tradicinę. Čia Transilvanijos. Tai vienu žodžiu, čia yra kažkokia tai sriuba tradicinė Transilvanijos. Ojetau. Galima atšaukti mėsą. O aš dar užsisakiau Drakulos troškinį, tai kaip aš suvalgysiu? Paskanukai. Ragaujam. Aš 9 duočiau. 9 iš 10. Tikrai. Baisiai gardu. Skanaus. Nu, į čia yra, kaip sakiau, tas traškinys kažkoks. Jo, grafulos. Ne, grafo Drakulos traškinys. Biškis spicy ėmiau. Žiūrės. Ar skanu? Skanu. Paragaujam. Jautiena? Jaučiu jautieną čia? Tavo ne. Gal ne. Bet skanu. 8 iš 10 tai tikrai.
lepečkutė, lepečkutė. Op. Aš tikiuosi, jinai pavalgys. Artiniais. Oi, tai gražuolė atsisėdus jinai. Nu. Aha, valgyt nori. Nu, negerai, gerai, neis artyn. Kad aš tau nebūčiau vakarienė. Oi, kokia tai gražuolė. Atsargiai, atsargiai. Nu ir paskutinis mūsų lankytinas objektas. Tai Turdas šitą druskų kasyklą. Arba ten Salina Turda Google Maps rodo. Bandysim pažiūrėti. No. Tak. Lemba, kad ten toli, ten kokį 200 metrų, kiek matau, jeigu ne toliau. Čia tokiu druskas koridoriu einam. Visur druska. Pažiūrėjau, kaip aukštas, ką? Ai, kamera gal nenukris. Ką eina savo. Yra liftas, bet čia buvo parašyta, kad liftas, žodžiu, pats tu liftas ir lift. Eina savo. Wow, koks aukštis. Eina savo. Iš ten žiūrėk, kągi. Eina savo. Čia tas lentas atlaikys? Atlaikys gal. Čia traškas gilės. Traškas skylės, nu. O, Jėzau.
O, aha. Nėra jauku. Čia maidotumėm skuterį. Aha. Su meškučiu buvo linksmiau negu čia vaikščiot. Eidį. Tai va ten kiek matos, tai kur šviesikės yra, tai tapo laiptukais nusileidom. Aišku, yra liftas, bet čia įdomiau. Pramankštint šiek tiek kojas. Salina Turda. Nu tai taip Google Maps įvedus. Įvedus taip ir išmes. Čia jau nusileido mes kiek į apačią, tikrai daug. O, koks aidas. O čia dar ten vanduo. O, su valtim plaukti. Eina savo. Tai ten, kur viršui buvo tie ratai tokie su to lynusiu kabliu, tai va, jisai va keldavo tą druską iš va čia va. Eina savo. Nepadaryta pailsėt, pakvėpuot druskingų orų druskom. Gali paplaukėti su valtim. Čia yra, oi, kiekvienam aukštė sužymėta, padusau biškį, kiek iškasė žodžiu, kelintais metais. Ai, čia jau nebėra. Tai bus dar kitam. Tai va, žodžiu, 1868, o ten dabar neatsimenu. Nu, anais metais jau buvo tokį lygį pasiekę. Tai dabar taip, jeigu eisime tenai, išeisim prie seną įėjimą, o motociklai čia, to aikšteliai. Tai, kad parvažiuot, paskui reik taksai apie 5 kilometrus. Nes per kalną čia tiesiai, žodžiu. Einam čia. Tai mes gal laiku atvažiavom. Jo, tą patį va sakau, kad mes pataikėm gerai atvažiuoti, o mes buvom apie 10, ne, šrytą. O dabar va, kokias eilės, tai ten apačioj iš vis liftų pamiršk. O bendrai kas tai patika. Patika, fainai. Kiek bilietas palauk? 18 eurų ar 17? 17. Ne, 14. Ne, 14 buvo į Drakulas pilį. Ne, čia 17 eurų. Ar 18, kiek ten nuskaičiavo. Žodžiu, bet fainai. Tai jaučiu prieš paskutinę stotelę Vengrijoje, susitikom draugelius. Jie vara to pačiu maršrutu. Tai mes grįžinėjom, jie žodžiu, jie važiuoja. Bet žiūriu, tai padangas sudrožiau. Opa. Nu čia guldytis guldos iki karba. Ko juokėtės? O čia jau lend šniūrai. Nu bet dar laikys grįžti. Tai vieną žodžią va, tom
Tom kelionę įbaigsim. Mes einam praustis vakarienę ir iki kitų susitikimų. Dar biškai neatsisveikinam. Dabar pasakosiu, kaip grįžom. Žodžiu, šeštadienį vakare Vengrijai pastebėjau, kad padanga mano dyl vidurys visiškai lendra. Tai sekmadienį nieks nedirba, absoliučiai. Tai 1300 km ant ratų parvažiuoti. Nu, čia yra kosmosėlis. Kosmosėlis. Tai buvo labai smagi kelionė. Tai mes čia atsisveikinam su Egiu. Jis namo, man dar 90 km parvažiuoti. Tai fainai, gerai, ne, Egi? Gerai, fainai buvo, tikrai įspūdžiai. Žiauriai, fainai įspūdžiai, nežinau, pusė metų. Kol susivirškins dabar, nes visko daug. Bet žiauriai gerai. Tai netraukiau iki namų, nedatraukiau. Tuoj papasakosiu. Dabar, kodėl nepasikeičiau padangas prieš kelionę, tai todėl, kad jinai buvo gera tikrai, aš neįvertinau tos situacijos, kad Rumunijoje kelio danga yra 50 laipsnių šilumos karščia, plius posūkiukai, varai, ten guldos mocas iki karba, tos padangas degančias, o karštas jos labai greitai dyl, tai va, aš to neįvertinau. Ten pastebėjau, kad dyl šeštadienį nieks nedirba, sekmadienį viskas uždaryta, nu tai varėm. Tai grįžau, tai aišku. Tai linksmų visiems Joninė, o po švenčių varau į padangų zoną, perku naują kaliošą, todėl kad ten parduoda kokybiškas padangas už protingą kainą. Va, įrodym, 1200 km iš Vengrijos su išlindusiais ratais. O dabar ate.